susprogdinti Šiaulių policijos komisariatą šiemet mėginta jau 5. kartą. Per galingą sprogimą buvo sudegintas kelių policijos viršilos Šniaukos automobilis. Po 2 dienų degė BMW priklausantis kelių policijos darbuotojui Kęstučiui Dubauskui. Šūviu į koją Rusijos diplomatas buvo sužeistas garaže, kai bandė sukliudyti plėšikui grobusiam ambasados automobilį Volvo 940. Vėl sprogimas Kaune. Šiandien sprogo nusikaltėlių autoritetais liūdnai pagarsėjusi Vilula. 70% Panevėžio policijos darbuotojų dirba nusikaltėlių informatoriais. Jeigu turi kioskelį turi, nebeturės, jis išlėkė į orą ir viskas. Kaunas savotiškai pasitinka naujosius metus. Šiąnakt Kaune nugriaudėjo 2 sprogimai, o policijos pareigūnai konfiskavo 17 granatsvaidžių muchą. Tik nedaugelis firmos Bitė GSM darbuotojų žino, jog įmonės generalinis direktorius Algirdas Leipus, padedamas apsaugos darbuotojų, buvo priverstas paslėpti šeimą, o pats skubiai išvykti į užsienį. Ir Lintel generalinis direktorius, ką jums pasakė telefonu, jeigu jūs nepasirašysite akcijų pratęsimo termino? Jeigu aš nepasirašysiu, aš nebedirbsiu šitoje vietoje. Keletą kartų, kai aš galutinai atsisakiau, tai tiesiog buvo pasakyta, kad aš turiu teisę pasirinkti pats savo likimą. Antradienį ryte išeinant, prie durų laukia kaunietiškos mašinos ir žmonės. Tai Egidijau, sakykit, papasakokit mums apie situacijas biržose, nes iš tikrųjų daug esame įvairiausių pasakojimų, legendų tik tai girdėję, kas pas jumis dėjosi 90-aisiais ir kas tai yra tie biržų karveliai. Nes žiūrovam yra daugybė įvairiausios tokios informacijos, pasakojimų, legendų, bet nieks tiksliai nieko nežino, kas čia vyko jūsų krašte. Tais laikais dar nebuvo pasaulio nusikaltėlių atstovais. Iš pradžių prasidėjo nuo mažesnių ten visokių nusikaltimų, gal nuo 16-17 metų, kai jie buvo. Nes ir aš pats to amžiaus buvau. Čia maždaug kelinti metai? Tai būdavo apie 88 kažkur tai metus. Dar iki nepriklausomybės, žodžiu. Jo. Ir keletas buvo vyresnių, bet buvo ir metais 2 jaunesnių jau už mane. Nes keletą buvo ir mano klasiokų, kaip sakant. Tai jūsų bendramžiai, žodžiu, visi tie veikėjai daugiau. Pagrindas buvo mano bendramžiai. Tai jūs į verslą, jie į kitą barikadų pusę, sakykim taip. Taip. Sakykit, kas tuo metu biržose tikrai kėlė labai smarkiai galvą iš tų vietinių karvelių, nes apie tą grupuotę girdime įvairiausių tokių kalbų, kad jie ten prie pašto rinkosi pradžioj. Jo, tai jie prie pašto rinkosi jau 10-metis iki to rinkdavosi, jie neduodavo praeiti žmonėm ten atvažiavusiem, tik kapinėdavos ten. Jie buvo šustriausi iš Lietuvos, man tekdavo daug po Lietuvą važinėti. Taip. Su visokiais ten, su sportu, dar su kažko, tai niekur nebūdo, nei Rokiški, nei Pasvaly, nei Kūpiški, nei Panevėžy, tokiam nebuvo kaip biržos. Jie buvo ant tiek aršus, kad jie tu atvažiuosi, išlipsi autobusą, eisi būtinai prie sėkmės pritars. Jeigu negausi į galvą, tai šitin kišenės išpurtis davo. Tokiam lygyje buvo tie karveliai. O kur jie rinkdavosi tuo metu čia mieste, jų mėgstamiausios susibūrimų vietos, tarkim, kur būdavo? Kodėl jie pasivadino karveliais, mes pavadinom gal karveliais, nes jis buvo geriausia vieta, toks betoninis, nepakilo, bet kaip pasakyti, atitvara tokia ir jie sėdėdavo ten ir ant laiptų. Sėdėdavo... Išlikė dar tas objektas? Jo, yra išlikęs tas objektas, jie sėdėdavo ar stovėdavo, kai būdavo paradai, visi vykdavo dar tarybinių laikų
tas lapkričio mėnesį ir gegužės 1 berods ir tada mes eidavom, dar būdavom nusipelnę vėliavą teko nešti man. Raudona. Gal Lietuvos, bet ne trispalvė. Taip. Ai, trispalvė irgi buvo. LTSR žodžiu. Jo. Tai jie sustoję visi būdavo ir mojuodavo šitaip su rankom, žinau. Ir visa delegacija turėdavo pro jos praeiti. Ir jų niekas neišlaikydavo ir turėdavo, žinodavo kitais metais, kas stovės, tokie dalykai. Juokdavosi iš visų ir viskas. Kiek jų buvo tenai toj gaujoj? Kokį apie 10, virš 10, ten 8, 10, kitą kartą 2, 3 to vakare susirenkiu daugiau, ten tokie visi, ten nuo tų vyresnių iki tokių pieškų, kurie dar kiti gal mokykloje, žinai. O kas pagrindiniai buvo jų žmonės? Bareika? Tai Bareika, kuris nušovė, tai žmogas čia Bareika viską vadovauja, jis grįžo iš Vokietijos ir pas mane jis atėjo, žinai, prie mano dukters jis prisikabina, pradėjo ten nešupiniai, žinai, pasakiau, kad dar kartą, sako, nutėsiu tave kaip šunį. Taip pasakiau atėjęs, sako, nutėsiu kaip šunį. Ką jisai? Baig, turėjimi čia, aš pajaukau, nieką atsiprašau, o tokiam lygiai. A jis įžūlus buvo? Kaip? Įžūlus buvo jisai toksai? Įžūlus, jie visi įžūlus buvo. Kai jau prasidėjo privatizacija, Taip. Jau nepriklausomybės laikais, kaip gal teko girdėti, Biržai pirmin nukentėjo nuo reiketo. Taip. Buvo toks šiaulietis Antonovas, prieš keletą metų mirė dabar. Tas mafijos tėvo vadinamas. Mafijos tėvas. Ir jis atvirai važiuodavo į Biržus, siūlyti stogą ir kad už tai mokėti. Pirmą nukentėjo Biržų pieninė, susprogdino pastatą. Pieno ten parduotuvė buvo prie turgaus, dabartinio turgaus. Vėliau atvyko ir į kitas įmonės, didelės įmonės, kiek žinau, auto įmonė siūlo gamyklą ir mes jau laukiam, kada pas mus atvyks. Žinojom, kad jis važinėja su kažkokia importinė mašina, šviesia mėlyna. Ir nebepamenu, kaip mes gavom ženklą, kad atvyko jau pas mus. Jūs tuo metu buvot, priminkit kas, kokius verslais užsiminėjot? Mūsų buvo įmonė Tyla, kaip ir šiuo metu yra, nes įmonė jau 31 metai. Su mediena, ar ne, dirbat? Mes dirbam iš pradžių ne su mediena. Tais laikais buvo statybinė įmonė, šiltnamius turėjom privatizavę ir turėjom tekstiliais gaminiais susiminėjom. Taip. Ir pasiekė kalbos, kad Antonovas čia kažkur. Jo, nebepamenu, kaip mes sužinojom, dar mobilių telefonų nebuvo, bet mes sulėkėm jau visi į tą vietą ir įbėgam į kambarį, žiūriu, naftos perdirbimo direktorius stovi, Dalašyskis toks, jis buvo žylas jau toks, lygiai taip pat atrodė kaip Antonovas, žinai. Tai gerai, kad mes iš karto nepuolėm kažką tai sulaikyti ar vėl. Tai Antonovas taip ir neatvyko pas mus. Paskui netiesiogiai, bet per pažįstamus mums kaip ir pasiūlė jau stogą tą, kad reikės kažkiek mokėti ir tada jau nieko kitas pašalinis jau nieko nebepuls ant jūsų. O tai siūlė stogą, kas čia patys Biržų nusikaltėliai ir kitų miestų atstovai? Siūlė šiauliečiai. Pažįstami mūsų, bet pažįstami tokie buvo, kur per pažįstamus jau. Neutralūs tokie siūlė, kad jis sakė, kad man pasiūlė tą dalyką, aš jums perduodu tik draugiškai vienu žodžiu. Kaip jūs norite, taip darykite vienu žodžiu. Aš sako, kad neįduoti vienu žodžiu, taip jie. Kokios tada tų stogų buvo kainos sumos? Žinau, tikrai nepamenu. Bet ten tos sumos buvo tikrai dar nedidelės tokios. Mėnesinės? Jo, mėnesinės ir
tas mėnesinės atlyginimas būdavo toks, net nebepamenu, nes buvo rubliai, paskui... Doleriai? Jo, duoklį reikėjo doleriais mokėti. Bet jeigu jau $100 pavertus į rublius, jau būdavo ten 300 ar 400. Taip. O va šiaip tos sumos, kur verslininkus apmokestindavo, ar ne, tie karveliai, kokios buvo tos mėnesinės reketininkams skirtos sumos? Nu, tai priklauso nuo tavo didumą, jie daugmaž gali, žinai, ant aludarių puolė, mes esam buvę susirinkę čia ir keli verslininkai, kurie sprendėm, ką su jais daryti, kad reikia su jais kovoti taip toliau ir tas pats Butėns to pasakoja. Nežinau, iš manęs prašė 300, nieks nesigirė. Tos moterys mokėjo irgi, manau, po 300 gal nuo savo tų parduotuvių. Man pasakė, tu mokėsi po 300. Kitiem panašiai gal. Aludariam gal daugiau, neatsimenu, mes nekalbėjom apie tas sumas. Antanas toks Reikos buvęs policininkas, stiklus gamina, gamyklą turėjo stiklų automobilinių. Jį ten smaugia, jisai kovoja, tai... Vienu žodžiu, visiems čia kliuvo tada, tais laikais. Tik tai kaip kas sugebėjo, kas pasidavė, tas mokėjo, kas nepasidavė, tas... Kadangi mes nesutikom mokėti, mums prasidėjo tokios, nežinau, netiesioginis toks kaip ir kenkimas. Turėjome vieną iš pirmųjų biržose parduotuvę, vadinas krautuvė. Mes važiuodavom į Rusiją, pirkdavom visokias prekes ir pardavinėdavom pas save. Tai... Kur jinai veikia, kurioje miesto vietoje? Centre? Veikia, mes buvom privatizavę darbų vykdytojo barą, daugiau žinomas kaip Ubagų baras buvo, ir tose patalpose mes įrengėm parduotuvę. Ten pagal visus reikalavimus įrengėm, ten metalo pribetonavom, ten kur kasos yra, kur viskas, bet visiems mums išplėšė, išnešė pagrindinę garso aparatūrą, kur buvo ten iš Vokietijos atvežta ir tais laikais buvo labai brangi ir visiems irgi buvo saugojimus apsauga nežinybinė skyrius toks buvo prie vidaus reikalų, prie milicijos. Nu taip. Perinamas tas laikotarpis turbūt. Ir visiems jie įrodė, kad mes kalti palikom, nors buvom viską mes įrengę kaip pagal reikalavimus ir ten viskas oficialiai buvo. Atsiprašau. Koks pirmas biznis buvo jūsų bendras? Plastikiniai gaminiai. Gaminam apyrankės, visokius dėkliukus, ten telefonam, visą velę, ten viską iš plastiko. Nu jo, tai buvo pelningas biznis, kaip suprantu. Jo. Aišku, ten irgi banditai puldavo. Viską buvo. Duoklių prašydavo. Nusekdavo iki Rusijos, iki Baltarusijos, ten užpuldavo jau žinodavo, kad važiuojam ten, informaciją turėdavo, jau tiesiog net, kad ir mūsų nebūdavo bandytų, jau ten laukdavo manęs. Perduodavo, jau iš biržų perduodavo, kada mes vykstam su kroviniu. Per su kroviniu bėgti ir Leningradė, ir Minske, tiesiog su priekaba krovinio, kiek tik tai aš šiek tiek sportuodavau automobiliais. Taip. Tai su priekabom, net mane su priekaba nepagauti. Kadangi mes jau verslų įsiminėjom ne vienus metus prieš tai, mes ir mano draugas turėjo įsigijęs naują ten 9-uką skaitėsi. Prestižinį tais laikais. Jau tas buvo prestižinis, tai vieną naktį irgi viską, ratus nuėmė, išlupinėjo viską, žadėjo atiduoti viską, jeigu tenais mes mokėsim tą duoklę, kaip sakant. Bet mes visiems nesutikom tos duoklės mokėti. Toliau
Toliau mes nuvažiavom su draugu į vidaus reikalų ministeriją. Čia Vilniuje? Vilniuje. Tuo laiku dirbo mano dėdė, ten buvo ministro pavaduotojas. Gali gal priminti pavardę? Kairys Algirdas buvo. Ir tada išsikvietė Račkauskas, man atrodo, buvo skyrius kažkoks ten. Šeštas skyrius kaip buvo? Kažkoks ten ir mes viską susakėm, ten pavardės, viską, bet grįžom į namus ir po to, po kurio laiko naktį padegė mano brolio namą. Tai man jau būnant Vokietijoje skambina Sigis, jau išėjęs iš kalėjimo buvo, skambina Sigis, pasakė, sako, tavo namas dega. Sako, turbūt juokauja. Ir už 5 minučių tėvukas man paskambina, sako, tavo namai dega, sako. Nu, ir jo, taip, kaip pasakė, taip ir padarė. Taip ir, bet gaisrą užgesino praktiškai kaimynai, buvęs mano kolega ten gesino kaimynas, jie 6 kanistrus benzino pripylė ten, antram aukšte buvo medienos labai daug, ir manė, kad viskas susidegs, tada supleškės, o ten padarė didelį skersvėjį, atidarė visus langus ir duris pirmam aukšte ir benzinas nespėjo užsidegti, liepsna nebekyla, tiesiog per langus ištraukė ir kaimynai ten visi subėgė užgesino, kol gaisrė netvažiavo. Aišku, viskas juoda buvo, žiaurus tas namas, reikia viską iš naujo šveisti ir taip toliau, bet nepavyko iki galo sunaikinti. Toliau mums vėl iš tų bėdų įmonėje turėjom autobusiuką Latviją tokią, buvo geriausia mūsų mašina, nes ten deficitas buvo tais laikais. Vieną rytą atradom išplėsą garažą ir pavogtanas, ir sargai dirbo ir sugebėjo pavogtą mašiną. Žodžiu, ataka po atakos buvo tokia, ar ne, iš nusikaltelių? Turėjom Uzgaudžių cechą Pasvalyje, ten 2 metus rengėm, ten tik buvo prasidėjęs sėkmingas verslas. Ir man per gimtadienį naktį skambino, dega cechas, vienu žodžiu. Tai nuvažiavau, ten sudegė viskas jau ten, nes ten kliūždą gaminom ten vietoje ir ten tiek daug medžiagų, sandėlys viskas sudegė ir nieko neliko. Padegimas vėlgi buvo? Jo, buvo padegimas, nes ten užsidegti pats negalėjau, ten šeštadienį dar ypač naktį ir gal ir netyčia padegė, gal. Ir niekas nieko neįrodė, kaip ten buvo. Niekas ir nesistengė įrodyti, aišku. O tai kaip vietos biržų policija, kaip jie reagavo visus šitos atvejus? Nu, mes viską registruojame, viską, mes ten kišimės, ką jie ten daro. Bet jie stengiasi padėti jums, apsaugoti jums nuo tuomet siautėjusių banditėlių ar ten jų grupių visų? Kad taip konkrečiai būtumėm susidūrę, kad mums kažką padėtų, mes gal toliau, va, kaip pratęsiu, net vos netrukdė mums tą dalyką daryti. Mes paskutinį objektą privatizavom pirčių kompleksą iš buitinių gyventojų aptarnavimo. Ten buvo 2 pirtys ir pobūvių salės, kurį galėjo sutalpinti iki 200 žmonių. Viena iš didžiausia biržose buvo. Ir populiariausia buvo, nes čia toliau nuo miestų. Lygiai taip pat vidurį nakties, skambutis man, vėl degam, atvažiuoju, gaisrininkam jau nebėra ką veikti, nes, sako, mes pirmą kartą tokį gaisrą matom, nes pastatas buvo 60 gal metrų ilgio, medinis, ten kai kur 2 aukštų ir sako, kad degtų iš vidaus ir visas, sako, nėra dar mums buvę tokio atveju. Tai aš tada vyrai sakau, užtenka šiandien dar, kad tos dūmus nuplaut, sakau, geriau pasidėkite, palaukiam, žinai, nieko nebepadarysi, taip ar taip, žinai. Kaip suprantu, čia yra toji užtvanka, ar ne? Kaip čia vadinasi ta užtvanka? Taip yra apačios, vadinasi Kilučių užtvanka. Užtvenktas ežeras yra, pakeltas vanduo, nes ežeras yra natūralus ir pakeltas vanduo. Tai va toje vietoje mes ir atradom kanistrus. Bet atradom patys tos kanistrus, ne, kaip sakiau,
ne policija. Tai naršėt patys ar kaip? Visiems žiūrėjom, kas čia ieškojom ir pėdsakų ir gal ką nors atrasim. O ten jau stovėjo ta pirtis visa ir viduje atrado, jau gaisrininkai atrado 2 kanistrus dar. Po šito atvejo, kaip jūs sakėt, nebežiūrėjom į policiją, miliciją, ten nebežinau, jau policija buvo, aišku. 91 metai, Taip. ruduo buvo. Policija buvo. Jo, jau buvo policija. Bet vietos policija, žodžiu, buvo neveiksnė, aš taip suprantu. Tiek sudeginimų, visokių vagysčių buvo ir niekas nieko, kad, pavyzdžiui, kažką tai atrastų, pirmą padegimą, vėl ieškotų, kas ten padegė, kad mums būtų iškvietę paklausinėti dar, kaip ten buvo, su ko jūs ten ar kariaujat, ar vėl ką nors, nebuvo tokio dalyko. Tai ką jie iš viso kalbėdavo, jūs vis tiek kreipėtės, domėdavotės? Parašai pareiškimą, viską surašai, tom ir baigėsi. O tie pareigūnai iš Vilniaus, į kuriuos jūs kreipėtės į VRM? Jie prižadėjo, kad ten kažką ten... Buvo bent atvykę į Biržus? Nebuvo, mes nebuvom su niekom susitikę, kad būtų iš Vilniaus atvažiavę ir kažką pas mus paklausinėti. Ne tik pas mus, nes mes visi verslininkai tada jau nutarėm, kaip sakau, kovoti patys. Mes tada kreipėmės, buvo toks ekskomisarų biuras susikūręs iš buvusių Alvydo Sadecko milicininkų ir ten irgi nemažai pinigų sumokėjom. Ir kad mums padėtų tada įsiaiškinti, kas sudegino pirtį. Nes pirtį, kai sudeginom, mes atradom 2 kanistrus, jau buvo nebe benzinas, bet jau buvo gudresni, buvo dizelinis kūras. Ir 2 kanistrus atradom užtvankoje įmestus. Tai 4 jau kanistrai buvo ir medinis pastatas, tai kaip suprantat, pleškėjo kaip turi būti. Pleškėjo. Sudeginta pirtis stovėjo šitoje vietoje, pagal upę, buvo tiesiai upė šliūžė nusimaudyti ir dėja gamtos apsauga nebeleido atstatyti toje vietoje, nes buvo daugiau kaip 2/3 nudegusi ir reikėjo laikytis atstumų, tai mums viešbutį pastatėm truputį toliau nuo tos vietos. Jūsų parduotuvė buvo pati pirma Biržuose, kaip man pasakojo, ar ne? Ir kuom jūs prekiavo tada tenai? Ne, tai sako, viena maista buvo, 2 buvo jos. Vaikų pasaulis buvo senas. 2 buvo, viena buvo maista, 300 kvadratinių metrų bendras plotas buvo. Tai kaip dabartinė Maxima, ne? Maista buvo ir viena buvo pramoninių. Tai važiuodavo į Turkiją į Kiniją skraidydavau, į Turkiją važiuodavau, mano žmona važinėja į Emiratus 6 kartus buvo, Dubajai, iš ten veždavom prekes, į Siriją. Tai... Nu, kaip dabartinė Maxima kažkas tokio, ar ne? Sakykime, nu tik tai miniatiūrinė. Ne, tai kaip Maxima ne, tai mano maistas buvo grinai atskira parduotuvė, patalpos kitos, grinai maistą, o pramoninės tai buvo... Taip. Grinai. Atskiros durys buvo jų, tik šalimais jas buvo. Pelnas didelis buvo iš pradžių, tikrai. Pirmus 2 metus lygdavo pelną po kokį 16-18 dolerių tūkstančių per mėnesį. Bet viską investuodavom į auksą, atveždavom vis daugiau, važiuodavom, pirkdavom. Ir prieš Kalėdas vieną atvežė už 10 000 dolerių auksą. Ir mama pardavėjos neįdėjo į seifą ir tą naktį išdaužė langą ir viską išnešė šventinį. Ir kaltų nėra, suprantate, kad visos užmiršo, 4 ten ar 5 dirba ir visos jas užmiršo įdėti aukštą. Nu tai norėk, galvo kaip nori. Tikrai. O policija 100 metrų nuo mano parduotuvės. Ir niekas nieko? Niekas nieko, po šiai dienai. Eina savo. Filmų vertos istorijos iš tikrųjų. Jo, ir paskui sužinojau, man pranešė, kad man auksą pardavinėjai su etiketėm dar. Ir aš pranešiau, bet žinai, taip aš į policiją galą pranešiau. Pasakė, ne, tai čia gal ne tavo, čia dar čia, žinai, princip, atsimuždavau kitą kartą kaip į sieną. Tokiam lygiai buvo. Padėdavau, žinai, stengdavau žmonėm, invalidam tada, žinai, atrodo, tų pinigų yra čia. Vienam telefoną įvedu, žinai, invalidam kažkokiai tam dar kažką.
narkomanai ateidavo, Rėmi, duok ant dozės, kiek ta dozė, 5 litai, ten rubliai dar būdant 5 litai, nu imk ant tos dozės. Tokie supranti, kad jie nelakstytų, žinai, prie tų žmonių nesikabinėtų, dar kažko stovant laiptų lauk manęs. Nu tai visi žinai, o čia narkomanai stovi, gal kažką padarys. Nu tai duodi tos 5 litus, žinai, jie nuveina. Tai Na taip. Policijai padėdavo, ateidavo, žinai, padangų netur kokiam žyguliui, tai variklis subirėjo, nu tai kiek reikia, nu tai 500 rublių reikia, ten dar kažko. Jie man irgi padėdavo, žinai, irgi. Taip. Naudodavos tom privilegijom aš kitą kartą. O dėl ko parduotuvės užsidarė? Nu todėl, kad atėjo visos Maximus, iki atėjo. Tai visi užsidarė tuo momentu Lietuvoje, kai mano draugas tam Vilniuje užsidarė. Visus nurungė šitie, todėl ir užsidarė. Tai mes nebegalėjom. Aš iš Maximo įdavau prekes, iš Vilniaus vežu, man Maximą pristatydavo. O kai jie atėjo į biržus, jie tokiam kaimam pardavinėjo, kaip man parduodavo. Tai ką aš galėjau parduoti? Žodžiu. Krita apyvarta ir viskas, ir tai ką prisėjo jau. Žodžiu, gaujos neuždarė, bet jumis uždarė didieji verslininkai, sakykim taip. Valstybė uždarė, tiek mokesčių sumokėta, tiek viską valstybė pati uždarė, didžiuliai buvo, aš alkoholį prekiau iki 2 nakties ištisą parą turėjau alkoholį, cigaretės, tai po 30 ar po 35 tūkstančius mokėjau metinį leidimą. Kai mes bankrutavom, padarė 800 metinį, tai kai Maximos atėjo 800 buvo, aš 32 mokėjau ar 35. Na tai va tokiam lygiai, tai surinktos 30, tai 10 tūkstančių žalių nuimti nuo tavo apyvartos, nuo viską, tai buvo, tai dėl to ir smūgdavom, nu tai be alkoholio, be cigarečių, tai kas ten, nebuvo prekybos. Plius neždai, buvo vartelė, aš nupirkau įrangą iš Amerikos, aš pats buvau Amerikai mažais 94 ir pažiūrėjau, kaip ten prekiauja, atsivežiau idėjų iš ten. Ir padariau pirmą savitarną biržos, tokia kaip pas Juozapą buvo, jeigu atsimeni, senais laikais. Su varteliais, su kasom tom, su staliukais. Savitarną padariau parduotuvėj. Ten 20 šaldytuvų gal buvo, 22 ten, nu, su visais ledų ten, sakykim, ir savo už remontavau ten kažkur 40 tūkstančių išleidau $1 vien ant remontą, lentynų ant šaldytuvų itališkų, taip toliau, tai o tokie reikalai buvo, padariau tokią prestižinę, nu tai kas iš to, kad baigės kaip ir visiems. Susibūrėm visi verslininkai ir nutarėm pradėti budėti naktimis patys. Aišku, jau mes turėjom prisipirkę tų dujinių pistoletų, bet įsigijom ir atsivežėm iš kitur ir, kaip sakant, tikrų. Ir pradėjom budėti. Susirinkdavom vakarais Janonio aikštėj, apsispręsdavom, kas šią naktį budi. Vienas ekipažas ar 2 ekipažai, po 2 ekipažus iš pradžių važinėjom. Žinom tos taškus, kur jau tie karveliai gyvena ir važinėdavom. Visą naktį važinėdavom. Vieni važinėdavom iki 2, paskui ne 2, kiti iki 6 ryto važiuodavom, kol jau visus suguldydavom. Turėjom draugų benzino kolonėlė į Panevėžio pusę, tai mes ten važiuodavom, paklausdavom, ar jau visi grįžo, ne visi grįžo ten naktį. Tai jau, kai visus suguldydavom, mes tada irgi patys eidavom gulti. Tai kaip jūs klausėt, ar padėdavo policija ar nepadėdavo, tai šiuo metu mums trukdydavo, nes stabdydavo tik mus, jų kažkodėl nestabdydavo. Nes jų mašinos žinomos būdavo, nes jie buvo gal įpratę, kad naktį važinėja tokios mašinos, kiek ten gali stabdyti. Ir mus stabdydavo ir mus bardavosi, tikrindavo, mes aiškinam, kad mes čia sekam, būnam, žinai, tą dalyką. Nu, bet jie visiems pykdavo, kad mums reikia šaukti iš mašinų, stabdyti, žinai, nes naktį mašinos praktiškai nevažinėdavo. Tai tik tokia pagalba ir, nežinau, ir buvo, kaip sakant. Koks komisaro biuras išaiškino jums kažką tenai? Taip,
ekskomisarių Kur sakėt, biuras kreipėtės juos. išaiškino gal po kokių 2 metų. Ką būtent? Išaiškino padegėjus. 4 žmonės buvo padegėjai, pateikė pavardės, kaip kas ką darė, bet aš tada susitikimą padariau, konkrečiai su Jonaičio Virgis toks buvo, nes jis buvo toks vienas iš jau žymesnių tokių. Ir tada jau jie ten susirinko keletą, aš sakau, noriu pasikalbėti, tada mane apkraustė, ar nieko neturiu, ten ir rašymo įrangos kokios. Ir ten aš jiem viską susakiau, kas kaip buvo, vėl sakau, aš arba jūs, pasakot, žinai, įvardinat, kas jums užsakė tą dalyką. Aukcionas vyko tos pirties, dalyvavo keletą norinčių pirkti ir mes jau įtarėm, kas galėjo būti užsakovas, bet konkrečiai ten kaip ir pasakė, kaip ir nepasakė, kas yra, bet ten visokiais iš pradžių gąsdino man tą padarės, bet sakė, man nieko negali daryti, nes iš karto aš į policiją nubėgsiu. Sakau, tai aišku, o tai tas Jonaitis, kas jisai prie karvelių buvo? Jo, jis buvo ten vienas iš tokių pagrindinių. Ir sakau, aišku, nubėgsiu, sakau, tai kur man bėg daugiau, žinau. Ir tai tada jis man, jam kantrybės nebuvo, pradėjo vadinti mane, einam vienas prieš vieną, tad pasimušti, einam, aš tave tą padarysiu, tai vedė iš kantrybės, žinai. Aš pasijuokiau, žinai. Tai taip mes ir išsiskirstėm, aš jiems sakiau, kad mes jau galim ir net keršyti pradėti, jeigu ką, žinom konkrečiai kas. Tai va, ir praktiškai po to mums tie įvykiai visi ir mūsų verslininkų draugų visų pradėjo nustoti ir kiti verslininkai pradėjo nebevažiuoti, tik mes, mūsų įmonės ir mano ten brolis važinėjom dar kartu ten kelias savaitės ir ten, kadangi jau nustojo tie visi įvykiai būti ir mes jau nebebudėdavom. Tai kiek tuo metu maždaug Biržuose buvo nusikalstamo pasaulio asmenų? 10, 20 daugiau? Mes kiek jų suguldydavom, ne? Nu, taip. Kad, sakau, važinėjom, kur laukiam, kol tas grįž. Nu, ten mes kokių pagrindinius, gal kokius 6 mes ten jau. Nes tie, kai jau tie 6, jeigu tie 6 nieko nedaro, tie pagalbiniai, tai jau vieni jau gal nieko nedarydavo. Aš niekad nebuvau nusikaltėlis, aš niekad nebuvau prisidirbęs niekur. Taip. Aš gavau leidimus ginklam ir turėjau paskui Zigzauerį pistoletą, vaikščiau 8 metus su juo. Grinai nešioju prie savęs dieną naktį tą pistoletą. Na, tai jau tokie reikalai. Tai kaip suprantu, toks nepieščias buvot jūs? Žinot, niekad nebuvau mušeika, bet turėjau... Aš žinojau, kad jeigu aš parodysiu, kad aš jų bijau, tai tuo ir pasibaigs. Niekas su manim nebesiskaitys. Tai tęsiant tą Winchesterį pamatė ir kaip nurimo jie, ar kaip čia? Ne, tai jie žinojo, aš kiekvieną vakarą su Winchesteriu ateidavau. Jie žinojo, kad aš oficialiai laikau, šią pusę policininkų dirba ant jų, kiti pusė dirba ant man, nedirba, bet jie, žinai, daug man padėjo. Ir viršininkas buvo jau po to toks, jau, kuris su jais kovoja. Tai buvo, kurie ir išduodavo, kurie ten žinojo, jie žinojo viską apie policijos, ką sakysim. Nu, vienu žodžiu, jo, su Winchesteriu eido, jie išeidavo, neteko nei kartą man šaut nieką, bet jie žinojo, kad aš teisus, jie pas mane yra, čia mūsų čia parduotuvė, kokia jūsų, sakau, čia mama, čia nieks netavo, čia mūsų. Nu, tai tekdavo išprašyti ir piktuoju ir... O priminkite... Mūšė ir pačiai parduotuvai susimušę esam. Jie atsistoja ratų ten šaukia, žinai, nieks nelinda, nesigišia, aš vien su vienu. Buvo toks atvejis, mums pavogė Kaune. Turėjom apynaujį nusipirkę tokį autobusiuką Ford Tranzitą. Ir mes vežiodavom prekes, mes buvo pilnas megztinių primegztų ir vežėm į Kauną realizuoti ir mano kolega draugas užbėgo pas uošvienę, pažiūriu pro langą nebėra mašinos. Tai
Tai tada mes kreipėmės per vieną draugą, kuris, tarpininką, kaip sakant, jis su daktaru pakalbėjo, jis suvedė, kad išpirka tenais. Ir mes sutikom mokėti pirmą kartą išpirką, kadangi buvo prekių daug. Taip. Ir tos prekės bus bevertės, jis tikrai išmes kažkur nerealizuos. Tai mes pirmą kartą tada jau išsipirkom iš kauniečių tą autobusiuką, nuvažiavom į sutartą vietą, išlipo ten toks randuotas irgi visas ir mes turėjom kažkiek ten pinigų duoti, net nepamenu, bet ir nemažai. Tada jau nemažai reikėjo duoti. Jeigu mašina ten kainavo, ten vos trečdalį mašinos kainos reikėjo atiduoti. Nuvežė garažus tokius, atidavė tą mašiną. Jūs minėjote, ar ne, pokalbio pradžioje, kad ten jie turėjo ryšius su Dekanidzėm, taip toliau. Mums teko girdėti, kad jie palaikė ryšius ir su kitų miestų įvairiausiais veikėjais. Sakykit, ar yra tekę matyti tais laikais ten kažkokius daleiskim atvykusius veikėjus iš Kauno ar iš Panevėžio? Aš galiu pasakyti trumpai. Pačiai pradžioj, pirmus metus, kai pradėjo dirbti, vasarą jau buvo, pradėjom dirbti pavasarį kažkur. Aš atvažiuoju, žiūriu, stovi Volvo prie mano parduotuvės čia. Jau aš užeinu, Volvo toks nupirktų stiklų užpakalinis būdavo tokie, tais laikais 90-ais. Užeinu, man sako, šeimininkas jūsų laukia. Aš užeinu kabinės iš 3. Sveikas. Mes iš Kauno do daktaro. Gerai, malonu, kavos, dar kažką atsigersim, gerai, kavos atneš, mergiškas padaro. Stogą nereikia. Sako, vyrai, kad iš Vilniaus sauga jau. Iš Vilniaus, tai mes pavėlam. Paduoda kortelę vizitinę ir sako, bet kažkas ten iš jų, aš dabar net gaminu, bet iš tų garsiųjų buvo, suprantit, ten. Kauno daktarų? Iš Kauno daktarų ten, tokie jau už mane vyresnė buvo. Man tada 40 metų buvo, jiem jau buvo jau daugiau. Jis sako, paduot, sako, gerai, sako, tavo idėjos mūsų pinigai. Kortelė paduot. Kontaktinė? Kur telefonas? Jo, su telefonas jau. Tavo idėjos mūsų pinigai. Gavai, sako, dirbam. Gerai, sako, ačiū. To ir pasibaigė, ką aš tam su jais dirbsiu. Neatsimenat vardų, pravardžių? Ne, prisistatė, nei vardais, nei pravardžiais. Nei pravardėm. Nežinau, bijau pameluoti. Gal tas pats Ganusauskas galėjo būti, gal dar ten kažkas. Daktaras pats nebuvo. Kitą kartą, lygiai taip pat, sako, jūsų laukia, ateinu, sako, mes iš Vilniaus. Tai gal Dekanidzė dargi jūs buvo. Vyrai sako, kad Kaunas jau buvo, daktarai buvo atvažiavę. Sako, tai mes irgi pavėlavom. Ir jie užteka mano to pasakymą. Jie daugiau nesigilina ir aš daugiau jų nemačiau nei kartą. Jie daugiau nebuvo. Žinai, biržai partolį jiem gal buvo. Plius kaimas kažkoks, jų nedominas. Tai teka su jais abiem. Taip pasakyti, kad jau tie mane saugo ir tiem, taip kad užteka. Atvažiuodavo šiauliečiai, atvažiuodavo Baranė Hebra su savo raudonom mašinom. Tom sportiniam? Sportiniam Mitsubishi turėjo. Ateina vieną karstėčių, mano draugelis su to Baraniu. Nes Baranis toks, žinai, toks, žeino, sėsk, sako. Sėdau prie staliuką, dar mano ta kavinė veikia kartu. Kavos atnešė man, jie geri kavą. Tai ko vyrus skriaudė, kai aš pasakiau, kad nemokėsiu šitam Antonovai. Taip. Ko vyrus skriaudė? Niekas neskriš, sakau. To ir pasibaigė. Ten nieko, taip bendrais bruožais kažką persimetėm, bet pasakė, ko vyrus skriaudė. O tas mano draugelis pradėjo krizenti, taip, žinai, kaip tokie, kaip šestiorkos, pradėjo krizenti, kad žinai, čia, jam nepatogu nuo manęs, gal, žinai, gali, tas tiesiai paklausė, žinai, tas jau pasiskundė, kad aš čia su jais neinu į kontaktą jokį, neduodu pinigų. Na taip, su tulpiniais turėjau reikalų, su psichu. Tūzovų to, ar koks tenai jisai? Jo, Tūzovas. Jo, ką gero. Kurokuliušius nadėjo. Mano giminaičiui išreketavo
porą mašinų, kad atiduotų, jis iš Vokietijos varydavo. Važiavo į Vilnių pro Panevėžį, ten pasivy ir Biržiečiai dalyvavo, nulaužė jam pirštą. Tuzovas pats už Panevėžį. Sako, rytoj pristatysi man tu tą BMW, o tam kitam dar kažką ten turėjai ten. Taip. Man paskambino naktį, sako, tokie reikalai. Nu, vėl jau paskambino. Nežinom, ką daryti, sako. Tuzov pats psichas. Taip. Sako, tai jeigu tu nuvarysi tą mašiną, tai tu kiekvieną mėnesį jam varysi po tą mašiną. Sako, tai kad tu, tik aš negalime, čia bijom, čia Tuzov, šita kažkas gerai, sako. Paskambinu milicijos viršininkui tam, sako, jokių problemų, ateikit iš ryto, 8 ar 7, neatsimenu. Ateinam iš Panevėžio, atvažiavę jau buvo 2 kriminalistai. Rašant pareiškimą tam savo giminaičiui, sako, jeigu tu nerašysi, tai bus blogai, tai nesusitvarkysim. Tai tu, sako, tave taip ir duris, tu ir vežiosi jiem tas mašiną. Taip. Tai gerai, nuvažiavom į Panevėžį, parašė visą savaitę. Aš ir lydėjau, kiekvieną savaitę dieną važinėjau, man vinčeisteris ir pistoletas. O jie mums sekiodavo Panevėžį jų mašiną vieną, su tais tulpiniais aplink važinė. Paskui mes policija, mes ant lauką ten, jie ten fotografuoja, matuoja ten, kur tą pirštą nulaužė, kur laikrodį jam numetė. Ir gavas to, kad paskambina, sako, gerai. Mes atsim pareiškimą, mes nebeturėsim pretenzijų. Ir po to, po kokią mėnesį, vienas iš jų sutikau Biržos iš tų tulpinių, paspaudė man ranką, sako, mes gerbiam tokius kaip tu. Jų žodžiai buvo. Įvertino, sakykim, savotiškai. Kad neapsimyžam, nepabijojam, žinai. Taip, supranti, tai būtų pasibaigę blogai tuo momentu. Bet taip gavas, jie, supranti, mes tada irgi nežinojom, kad jie nužudė ten 40 žmonių. Be abejo. Tai galbūt jau irgi kitaip galvoja, supranti, ar kišt nagus ar ne. Taip. Mesgi nežinojom, nieks nežinojo, Lietuvai nežinojo, tulpinė, ir kas, jie čia tulpinė atėjo pas mane parduotuvėj ir man prasilenkėt išeit, man viens į petį kaip kalė. Aš nežinojau, kas jie tokie šustrus. Taip. Ir aš sakau, ten atsiprašyk ar dar kažką. Tai jis mane paėmė ir su manim griuvo į mano vitrininį stiklą. Ir su manim išmušė tą stiklą, o virš jo pasikabina tokia giliotina, ten 8 mm stiklai buvo. Man striukę suplėšė. Šakės. Ir mano draugs pradėjo ten jį nutraukė, aš ištraukiu pistoletą, tas užtuoja savo pastrauką, šausiu jį, žinai, grinai konkrečiai. Subėga tie karveliai ten buvę, Rėmė, nieko nedaryk, mes atsilygysim, įdėsim tą stiklą, čia vienas grandinė įmas, tokia kaip pirštas turumą, mes tą užtatą paliekam. Nu, vienu žodžiu, visą laiką taip gyvenau, 8 metų, mano mašinas vogė, degina. Aš juos priduodavau policijai, tos Biržų veikėjus, ten buvo, kurie dabar jau pasikorė iššaudyti. Vienu žodžiu, mirė nuo narkotikų, čia jų pilna buvo. Mano mašinas pavogdavo, man draugai ant mano giminaitės vestuvių kartu ateina, jie supranti. Ir paskui ateina mane reketuoj. Mašiną pavogė, man skambin, nebėra mašinos. Sako, kad tu paėmė, neėmė savo, ką man reikia. Aš turėjau 5 tranzitus. Vežiodavom prekes. Taip. Tai vieną sudeginta, vieną pavogė. Sako, neėmė, eik policija, sako, pasakyk, kad nebėra mašinos. Paskambinu vienam, tiem jau lyderiam Biržų. Taip. Apsimetė, kad nieko nežino, atein. Sako, Rimi, išsiaiškinam. Reik nuvežti pinigai. Kiek? 2000. Kam reik perduotos pinigus? Ta sako, man. Kaip kirto iš karto ar tą tauragiai. Supranti, pas save parduotuvėj. Kits puolė ant manęs. Nuvėjau, pridaviau, supranti, jos pabėga į Maskvą, 3 mėnesius sėdėjo Maskvoje. Atidavė Šiauliuos tą mašiną, atsim pareiškimą. Gerai, atiduokit mašiną, atidavė, važiuok Šiauliuos pasim. Su policija nuvažiavom, mano mašina stovėjo tranzitas. Pasiėmiau, parvažiavom, tą pačią naktį uždegė prie mano namuje. Visą laiką taip, kam tie ginklai reikalingi buvo, tai gavau tada pistoletą vienas iš pirmutinių Lietuvoje.
po tos mano apiplėšimo namuose, kai mane įsilaužė. Taip. Tai tada gavau asmeninį ginklą. Čia maždaug kelinti metai? Tai 93 ką gera. Supratau. Ne, ketvirtais gavau. Ketvirtais gavau ginklą. Tai mano leidimas buvo 100 ten kažkoks 70 ar kelintas Lietuvoje. Dabar tai nežinau, apie 20 000 dalykų. Nu įdomiai, labai jūs čia pasakot. Galvojau, Žinai, tai čia mes taip trumpai, ką žinai, taip tai čia kiekvieną mėnesį, vieną dieną, tu žinai, pradėjo gazdyti tada, kai tą mašiną sudegino, prieš po to, kad granatą manime su žmona mėgojam kitam kambarį, iš tą mėgamą išėjom. Žinai, visą laiką tu grįžti namo, apsistačiau namą prožektoriais, taigi, kurie patys susijungi, kai jau jie atsirado, įsidėjau kamerą, atsivežiau iš Dubajaus telefoną su kamera, kur pakeli ragelį, matai, grįžti, reikia važiuoti į garažą, išlipi su Winchesteriu, už namą kampą pasižiūrį, taip gyvenu, tiek metų, tai čia gyvenimas buvo, tai pagalvok. Ne, tikrai ne. Tai taip ir gyvenu, bet tai išgyvenu, aišku. 2002 metai jau kaip ir ramesni buvo viską ir nusipirko įmonė mūsų Volkswagen Multivaną naują, pirma mašina nauja buvo ir aš ją laikiau pas save namie, tai man norėjo iš namų pavogti, išpjovė skylę, bet pradėjo signalizaciją kaukti, tik tai pamačiau nubėgančius, turėjau prie lovos medinį automatą, tokį nudažytą Kalašnikovo, tai kartais tai pastatydavau, kad ir truputį per langą matytus vėl, tai aš per tą langą dar net iškišęs įrėkiau kažką tenas jiem nubėgančius, vienas ten iš bėgimo maždaug supratau, kas ten toks buvo, nes šlubavo. Irgi iš karvelio kažkoks praeitybos. Taip. Tai va, dar 2002 metais reikėjo turėti automato medinį, ar ten turėjau ir tokią granatą, mokomąją pasidėjęs, jeigu kas reikėtų, ar įeitų viduje gazdinti ar ką, kad, žinau, kaip gazdinti, kad jeigu sproksim, visi sproksim, ar vėl ką nors, žinai. Tai va, tokių apsaugos priemonių turėjau, bet jau po to visus tos tikrus ginklus mes atidavėm, kad nebūtų kokių nors tenais ekscesų. Gali šauti kažtai, žinai, po tokių įvykių nebereikalingi. Bet tą mašiną norėjo pavogti, tada mes čia mūsų šitą teritoriją atvažiavom iš viešbučio, važiavom ir čia miškelyje po sniegu buvo pakastas ežys, pervažiavau, padangas visas pradūriau, bet miške buvo, tai važiavau toliau iki miesto tuščiom padangom. Su žmona važiavau ir žmona įsigando, toliau važiavau, buvau nuvažiavęs į Skaiskalnį ir žvejot prie upės. Ten žvejoju ir važiuojant į Skaiskalnės prie Sostų kapų ant posūkio buvo irgi ežys padėtas. Nepamačiau, pervažiavau visą, ten buvo tokie padaryti specialiai kalvę tokie padėta, tai visas padangas irgi pradūriau. Irgi negalėjau sutoti, nes šlaitai didžiuliai buvo, jau temo. Irgi važiavau toliau iki Biržos su tom be padangom, su pradurtom padangom. Nes jeigu būčiau išlypęs, tai galėjau ir, kaip sakant. Čia dar prieš 20 metų beveik buvo, ar ne, šitas atvejis? Taip, prieš 19 metų. Dar būdavo tokių. Paskui čia turėjom plaustą tokį su nameliu, man sudegino vidury ežero, tai gaisrininkai su mumis buvo pripratę bendrauti ir sakė, dar tokio gaisro nesam matę, vandens daug, užgesinti negalim. Tai kaip suprantu, biržiečiai nusikaltėliai labiausiai mėgo padeginėti, ar ne, turtą žmonių. Nu, toks veikimo metodas labiausiai paplitęs. Nu taip, vogdavo, padegdavo. Vieną vakarą draugas ateina į namus ir vakarė žiūri, raštelis po durimi kištas yra. Ir ten parašyta, kad
turite tiek pinigų padėti ant tokią dieną, tokią valandą ant telefono budeliai, į vidų įeiti ir padėti ant telefono. Jokių daugiau skambučių, nieko nėra. Mes tada organizuojamės, kaip juos pagautos. Tai pasiėmėm savo darbuotojus, dar iš tokių draugų sportininkų, kurie drąsesni buvo, pasikvietėm. Gavom raktus nuo viešbučio, kur yra matyti tas objektas, jau tą budelį telefonų, ir mes susiorganizavom. Traktorius su priekaba turėjo vieną gatvę užtverti, autobusas turėjo kitą gatvę užtverti, lengvosios mašinos dar 2 gatvės turėjom užtverti. Ir mūsų nes ten 12 valandą vakaro turėjom mes padėti. Tada jau visi turėjom tos ginklus ir jeigu vienas šūvis garsas yra, mes tada kažką ten darom, nebepamenu, bet jeigu 2 šūviai iš eilės, tada užtveriam gatvės visas. Ir mes jau ten kažką bandom gaudyti ar vėl kažką. Aš tuo momentu Amerikai buvau, kaip jį nušovė. Man paskambina iš Biržų, kad nušovė Bareiką. Mes buvom pažįstami kaip, tai jis jaunesnis buvo keletą metų, bet tai vis tiek, kaip sako, susitikdam ir nebuvom mes nei priešai nieką. Tik tai, kai jis grįžo iš Vokietijos, po metų ir prasidėjo visą tą, ir aš jį pasikeičiu, atėjo parduotuvė, sakau, Sigičia, tu visą tą šūdą verdi, sakau. Aš čia sakau, tavęs nebuvo ramu, tu nebaigta, aš nieką, ką turėjai, čia negali būti, žinai, jie taip visi šnekėdavo. Ne, bet jie darė savo. Tai, kas su Bareika, pasakysiu trumpai keliais žodžiai. Taip. Atvažiavo pas mane giminės iš Amerikos. Ir pasklydo tokios kalbos, kad man, paskui aš, per keletą sakinių daeis iki to. Vienu žodžiu, dukrą jie išsivežė į Ameriką kartu mano, tik po mokyklos baigimą. Aš norėjau, kai ten pabūtų, išmokti anglų kalbą, grįžtų ir užsimtų tom parduotuvėm, biznį mano ir taip toliau. Išsivežė po 12 klasės, po 11. Ir vieną vakarą į mano namą įsiveržė 4 rusakalbiai, atėmė vinčeisterį iš manęs, netikėjau, kai jie puls, aš pasidėjau, jį buvau už durų pasidėjęs, galvoju, kas spėsiu paimti, jie įsivežė, mane numušė, ten negalėjo manęs ilgai iškrapštyti iš po mašinos, ir aš paskui pradėjau su 2 muštis ir atbėga ten surišė mane, su kabeliu nupjovė žolės mašinos ir pradėjo nešti, aš galvoju, kai jie neš į upę mane mesti. Bet jie nunešė į tualetą, apačioj Rusy turėjau tualetą, buvo ten pirtis biliardinė, mes ten susirinkdavom, turėjau stalą didžiausią, kokia buvo Lietuvoje, tokie stalai biliardai, rusiški. Madingi tuo metu. Kaip? Madingi tuo metu buvo. Tai reikia ir patalpos turėti tam tinkamas ten. Turėjau gerą namą. Tai jie pradėjo, kad atrakink seifą, atnešk raktus nuo seifo ir mums reikia seifą. Ir mano žmona prikiša peilį prie kaklo ir vežioja. Ir aš jam nedaviau to seifą, to raktą kokį pusę valandos panašiai, apie 25 minutės. Žinojau, kad vienas dalykas, jie buvo be kaukių. Jeigu jie būtų buvę su kaukiam, tai aš suprasčiau, kad jie, žinai, aš galvoju, kai iš Rygos kokios, dar kažkas. Taip. Vienu žodžiu, baigęs to, kad aš atidaviau tą raktą, pamačiau, kad jie jau pjaunam galvą jį ir jie ten tam seifė raga tik auksą kažkiek ten, mano asmeninį auksą. Jie pinigų nieko nebuvo. Ir jie dingo. Jie mane paliko, vinčeisterį mano pasiėmė ir jie pabėga. Aš visą laiką tempiau laiką, kad pas mane vakarais visą laiką kažkas atvažiuodavo. Pilna mašinų būdavo. Tai 1, tai 2, tai 5 atvažiuoja, tai dėl visokie ten pasiūlymų visą laiką būdavo pilnas namo žmonių. Tuo momentu nei viena nebuvo. Taip. Ant rytojus paskambinau aš į Vilnių, ten atvažiavo policija su automatais, ten čiut ne su šunim, ten pilna prigriuvo, kai aš paskambinau, kad man sudaužė, čia kakpoj randai yra palikę, nesvarbu. Tai nesvarbu.
Tai, ką norėjau pasakyti, paskambinau savo draugui į Vilnių iš ryto, sako, Rimi, važiuok, atsidarė ekskomisarų biuras, sako, tu padės. Aš nuvažiavau, mes jau nuvažiavome ekskomisarų biurą, kažkur Žvėrynėje buvo, kiek atsimenu. Jie išklausė viską, liepė atvažiuoti vėliau, atvažiavau po pietų, jie sako, mes radom knygutę, užrašų buvo, ta Bareika prieš tai buvo paėmę Vilniaus milicija. Taip. Ir jie buvo paėmę užrašų knygutę. Ir tai užrašų knygutėje rada pavardės visokias, taip toliau nesvarbu. Sako, mūsų žmogus atvažiuos ryt ar poryt į Biržus. Iš komisarų biuras. Taip. Ir jis atvažiavo, ir jis pirmas sustoja benzakolonėliai prieš Biržus. Ir ten įsiaiškina dalį jau. Ir jam pasakė, jo sako, kas sako, buvo prieš porą dienų, taip sako, atvažiavo 2 mašinas, išlipo 4 ir 6. Supranti, ant kolonėlių pavarė šlapimą, išlipė mieste. O Bareika, Sibėjo klička, buvo laukia jų kitai puskelė ir jie prie jo sustojo, pasikalbėjo, visi apsisuko ir nuvažiavo į miestą. Tai jau aišku buvo, kad čia Bareika jos atsivedė. Ir kai paėmė Bareikos telefoną, ar ką jie buvo paėmė radą pareitos, tai čia buvo Kėdainiškė atvažiavę, kurie buvo Biržos vieną užmušę jau. Ir jie tuo momentu gyvena Vokietijai. Ir jie sako, jie atvažiavo ne mažiausiai, kai pasklydo kalbas, įsiaiškina, kad pas mane 80 000 paliko amerikonų dolerių. Atvažiavo dėl tos sumos, o jie nerado nei kapeikas. Žiauru. Tai nežinau, kaip tas Sibė išsisakė nuo jų. Ten buvo žmogžudžiai tikrus. Ir paskui man jau po porą metų sakė, nori pasakysi to pavardės vienas iš tų pačių. Sako, nenoriu aš. Ne, aš ten ruošiuosi jam keršyti, ne man įdomu, savo mažiau žinosiu ir ilgiau gyvensiu. Aš buvau tarybinė armijai tarnavau. Tai žmona pasakojo, kad buvo tokia taisyklė po 6 kažkur vakarų, kad nei viena mergina niekas mieste negalėdavo pasirodyti. Ir jeigu pasirodydavo, tai išvažiuodavo kažkur. Gal jau pasakysiu, kai būdavo, bet pasakysiu dabar, kaip mano žmonai buvo, tai jį dirbdavo iki 8 vakaro ir eidavo į namus. Tai prie to pačio pašto tie karvelikai sėdėjo, tai jie įtempė į pastatą, privedė prie telefono ir liepė skambinti. Skambink, sako, kur? Taigi į greitąją. Tai kodėl? Taigi, sako, ašgi tave dabar suspardysiu, sumušiu, sudaužysiu, tu gulėsi čia visą krūviną. Skambink greičiau. Nu, tą skambinai, tą greitą kviesti savo greitąją. Paskambinai greitąją, paleido ją. Sako, kaip bėgo iki namų, tai jau tada jau, žinai, nebūtų pagavęs gal niekas, žinai. Tai va čia tokį juoką padarė, kaip ir juoką norėjo iškrėsti, padaryti, bet kaip moterį mergaitėm yra, ko gero, netaip jau yra tas juokas. Nes prieš tai būdavo pagąsdinimo toks objektas, Astrave būdavo tokia srūto duobė. Kanalizacijos ten. Ir ten tas mergaitės pagaudo į mašiną, važiuoja mašiną, įsitraukia mergaitę į mašiną ir veža, nuveža į Astravą ir nuveda prie tos duobės ir liepdavo tenais, ar tu nori kažką jiem ten padaryti, arba į duobę šoksi, žinai. Nežinau, kiek ten sutikdavo tą daryti moteris, bet daug įmestų būdavo ir eidavo jos pėsčiomis į Biržus, visos ten niekas nenorėdavo įvežti. Kiek tas Astravas nuo Biržų nutolęs? Jau jeigu per tiltą pereiti 3 km, jeigu aplinkui tai kokie 6 km gaunasi. Užmestis, žodžiu. Tai va, ten buvo po tokių įvykių, buvo žmonės prigąsdinti. Tam pačiam Astrave atrado vieną mergaitę išrenktą ir numesta nuo užtvankos ant akmenų negyvą atrado. Tai tada
įsivaizduokit, kitą dieną, jeigu nuveždavo prie tos rūtų duobės kitą, tai gal jis su viskom sutikdavo jau, žinai, padaryti. O tai išaiškino tos merginos nužudimą, kur rado? Neišaiškino. Neišaiškino, tik tai net mes patys iš nuogirdų jau žinojom, kas tai padarė, nes kaviniai jau begerdami alų, jie girdėjom, kad apie tai šneka, buvo šneka. Plačiai žodžiu. Ir ko gero tie patys žmonės padarė, kur vėl po tos mergaitės, jau kur išsiaiškino tą dalyką, buvo ten toks strautininkas Donatas, amžinatelis ir dar vienas, kuris gyvas yra ir gal pavardės neminėsiu. Ir jie dviese nutarė, nuotykių ieškojo ir nuotykių, ką darom. Sako, padarom taip, bandom stabdyti mašiną, kas sustos, tą nužudysim. Pirmas sustojo mūsų toks bendradarbis, Urbanas su dukra, vežė dukrą 2 metų ir paprašė nuvežti iki ten Pakamponių, kur žydų kapinės yra. Ir tada tam vaikui, kadangi už vairo buvo, diržą uždėjo ir smaugt pradėjo. Pasmaugė. O ką daryti su ta mergaitė, tai išėmė iš mašinos ir už kojų paėmė trankiai į asfaltą galvą ten. Jau manė, kad užmušė tą mergaitę ir įdėjo į bagažinę ir iš bako įkišo kažką medžiagą kažkokiai bakai, kad benzino įmirkė. Ir tai mergaitė uždėjo ant burnos. Kad čia irgi karveliai taip elgėsi? Nu, iš tų pačių jo. Bet jos jau išaiškinti yra. Tai čia sadistiškai. Vienas 15 metų gavo, kitas pasikorė. Ir negalėjo uždegti, ar nespėjo, kažkas važiavo, šviesos, jie pabėgo. Tai ta mergaitė atrado toj bagažinį mergaitę tą, iš pradžių nežinau, kai ten ir atidarė bagažinį tą mergaitę, tai jį išgyveno ir dabar gyvena ir jį daugiausia nukentėjo nuo kvapo benzino, jie kažkas ten pasižeidė. O su ta galva, kas daužyta buvo, gal dėl to nebuvo pasiekmių didžiulių. Tai va, kaip sakau, žmonės buvo išgąsdinti ir kad ten, jeigu tave jau įtraukia ten į tą mašiną, veža kažkur, jau nežinai, ko tikėtis. O ką dukra veikia jūsų? Prisimena tos laikus baisius irgi, ar ne? Nu, kažką prisimena. Nu, matai, jinai per tos baisiausius buvo Amerikai. 2 metų jinai buvo. Taip. Kaip ir jos linda į prisimena. Buvo jos papuolę su viena draugė į Žypšiką pirtį. Ir aš pradėjau ieškoti. Mobilių nebuvo tada tuo momentu dar. Taip. Aš jau gal turėjau, jinai neturėjo. Tai jų ten daugiau buvo nuvežę. Tai prie jų 2 nieks nelinda, dėl to, kad jos buvo draugės. Pasakė, kad prie mano dukters ir prie tos nieks nei piršta. Jos ten pabuvo, ten pabaliavoja ir o tas kitas, taip pažinai, kas būdavo tais laikai. Taip, čia visuose miestuose taip jie siautėjo. Tai čia visur tai buvo, tai 90-ieji. Ar Kaune, taigi važiuoji pro šalį, įtempi mašiną, viskas. Taip. Stoteliai prie visų žmonių įsitemdavo. Tik tiek žinau, kad prie mano ir prie jos nelinda. Ta buvo gydytoja duktė ir prie manęs nelinda. Nieks niekad. Nu, reiškia, vienu žodžiu... Žinojo, matyti. O tas Cibė, ar ne, yra garsiausias ten karvelių veikėjas. Ar jums teko su juo susidurti asmeniškai? Mes tankiai bendraudavom, nes mes vienoj mokykloje, jo brolis mano klasėje, jis mano žmonos klasėje. Jūsų bendramžis, žodžiu? Jo, bendramžis, bet tokie dalykai, kad ten draugai būtų nusikaltėlių pasaulyje, nėra to dalyko. Nėra nei kaimynų, nei giminų, nei draugų. Ir kaip pavyzdys,
aš atsivežiau iš Panevėžio draugus, į tokia buvo Biržuose didžiulį parduotuvė, Lenkai statė Energopolas, vadinosi gal dujotekį iš į Ventspilį. Jie priveždavo prekių, gyvendavo tokiuose, pastatyti jiems tokie barakai būdavo ir važiuodavo iš visos Lietuvos apsipirkinėti. Tai aš atvežiau draugus iš Panevėžio, nu tai panevėžiečiai tokie drąsūs buvo, sako, jūs per daug čia nesivaidenkit, nes kad nenukentėtumėt. Nu. Ne, kasgi mums čia jau panevėžiečiai, mes sako, žinai. Nu, tai mes jau ten iš tų Lenkų išėjom ir užėjom į restoraną pavalgyti ir tuo metu po valgymo mūsų tenais prie tualetų užspėtė į kampą, mane išstūmė iš jų tenais ir kokie ten 8-10 žmonių buvo, tai viską išklausė iš jų, ten kiek dar liko auksinių žiedų visokių iš motinų paimtų, paėmė, nu viską atėmė iš jų, žinai. Nu, ir tada jau, nors ten buvo 2 klasiokai mano ir... Taip. Ir paskui aš jos po vieną ten susitikau, ten mane atidavė, žinai, jie sako, ką aš turiu, aš galiu atiduoti, žinai, nes... Ir tai va, nežiūrėjau, draugas, nedraugas, jiem jau tenais ir ar pažįstamas. Ir aš turėjau tokią jachtą, tokia, buvo sportinis finas, ten jis daugiau skirtas ten sportinis ir daviau broliui paplaukėt, brolis plaukė ir Astrave vyko vestuvės, jis paėmė pabrolį su pamergė, paplaukėt. Daviau pabroliui pavairuoti ir apvirto vidury ežero, kilometras į visus kraštus ir vanduo šaltas. Gili ta vieta, stiebo galas tik išlindęs, vienas gali laikytis, bet pasilaiko 10 sekundžių stiebas virsta ir vėl turi plaukti. Plaukė jis su tais drabužiais, juokėsi iš to pabrolio, nes, sako, 10 rublių, žinai, tai nes iš kišenės iškrenta, tai vėl, žinai, tas dar iš pradžių traukė tos pinigus, paskui žiūri, kad nebegali pats paplaukti jau. Reikia gelbėkit, žiūri, valtis atplaukė. Priplaukė ir papuolė toks papinigis irgi amžinatilsį ir, minta, sako, žinai, nu, nes brolis dirbo milicijai prieš tai. Jūsų brolis? Jo. Ir plaukėt gal. Tai sako, nors mergaitę paimk, tavo reikalas, sako, žinai. Ir nuplaukė, žinai. Nu. O ir plaukė aplinkui. Valtis ne vienos, tai aš pliaže buvau, tai mano pusbrolis pasiėmė valtį, nubėgo, kol nusirklavo, jie ten tą pusvalandį praplaukė su drabužiais tenais, jie šaltam vandenyje išgelbėjo. O tas juokas ne juoku, bet galėjo ir blogai baigtis. Na taip. Tai jeigu vėl, kai dar dirbo, jūs sako, policijos bijojo, milicijos ar nebijojote karvelį. Nu. Jeigu toks atvejis, brolis nueina į restoraną pietų pavalgyti. Nu. Ateina valgyti ir tenais valgo karvelį prie šito stalo. Nu. Ateina padavėjai ir atneša broliui, nebeatsimenu, kiek paneša, ten 4 porcijas kiaušinienės tenais. Nu. Ir tiek karvelį sunešė jam irgi savo visą maistą, jam apkrovė visą tą maistą, žinai, tokie juokai, pajokavimai. Jau mes su jais kariaujam, būnam ir tai, juokėsi, būna ir nebijodavo tokių dalykų ir tik pasijuokdavo iš tų milicininkų ir viskas. O buvo kažkokių istorijų, kad būtų dingę Biržų kažkokie verslininkai, kurie buvo spaudžiami? Nebuvo. Nužudyti? Nebuvo. Pasvaliečiai dingo matvyras su žmona, kur tulpiniai. Džiuvės. Jo, Biržos nebuvo, nesigirdėjo, nei kas ten primuštų buvo, nei nieko. Dėl manęs jie patys sakė taip, kad nelyskit prie to durniaus, baistų ir ginklą gali nudėti. Tai todėl, kad, žinai, aš oficialiai turėjau, tai man buvo kaip ir jau vienodai. Plius dar kas. Kiekvieną vakarą man veikdavo signalizacija parduotuvėje, kiekvieną naktį. Aš keldavos, atvažiuodavau dėl to, kad pelės lakstydavo dar kažkas. Aš turėdavau atrakinti parduotuvėje, veikti per jungtį. Atvažiuodavo nežinybinė, atvažiuodavo aš vienas.
Aš atvažiuodavau arba su pistoletu, arba su Winchesteriu kartu dar eidavau į parduotuvę, nu tai, žinai, taip jau apsidraudęs, nors naktį galėjai išlysti iš laiptinės, dar kažkur ten. Taip. Faktas, kad retą naktis, kad nebūčiau važiavęs į parduotuvę. Tai toks ir gyvenis buvo, nuo 8 jau parduotuvai, po kelias valandas mėgojęs, nu va taip, ir žinai, ir kai mes subankrutavom, žlugam čia visi aplinkui, mes buvom visi laimingi. Mes buvom pavargę nuo to biznė, kurio nebebuvo, jis buvo iš pradžių ten keli metai, 3-4, paskui buvo toks, žinai, tik tai mokėti algom ir dar kažką, sakykime. Dar skaičiau kolegos straipsnį, kad jūs ten suraitėt irgi kažkokius gangsterius, reketininkus Rygoje, ar ne, berods? Kas ten per situacija buvo? Nes Ryga visai netoli Biržų, galima sakyti, kiek čia visai keliasdešimt kilometrų. Jo, 100 kilometrų. Taip. Kas ten per situacija buvo? Papasakokit. Jo. Mes verslais pradėjome užsiminėti jau anksčiau prieš nepriklausomybę ir veždavom prekes į Lenkiją, kaip visi buvo populiaru, į Vokietiją, pardavinėdavom ir tada atvažiuojam, parduodam, Rygos turguje parduodam, tada perkam prekes, vėl važiuojam ir taip ratus ir darydavom. Ir mes jau asmeniškai su broliu jau tai jau kelintą tą reisą darėm, mes norėjom nusipirkti tas mašinas importinės. Ir kokias buvo svajonių automobilis jūsų? Aš norėjau Audi. Audi Bulka gal? Tuomet populiari buvo. Jo, 100 ten aš ir nusipirkau ją. Silkė ta vadinama? Jo, silkė, bet per vargus, nes jau turėjau tiek prekių, kad pardavęs jau išeitų. Nuvažiavau su draugu prekiaut. Draugų sakau, žiūri, tokią mašiną pardavinėje, sakau, tu užsidaryk langus, nieko neįleisk ir aš nueisiu tos mašinos. Aš nueinu paklausti, kiek ta mašina kainuoja, kaip pirko, kur pirko ir tik pasižiūriu, mano tas draugas rankos ant stogo ir peilis įremtas čia stovi vietoje ir aš greit nubėgu ir aš jį nustūmiau, buvo pistoletas Makarovas, man įdėtas į šitą kaip daiktadėžiai toj mašinai, bardačiokią. Taip. Žiūri, yra dar nepaėmė. Viską neša, ten visos durys atidarytos ir ten keli, ten viską neša iš tos mašinos, visas tas prekės. Aparatūra, ten vienas prisikrovęs, kokie 6 ten magnetofonus, video ten visokius. Aš tą pistoletą, žinai, iš pradžių tam, kur draugui peilis yra, tam į kaktą tą pistoletą, tas iš karto rusiškai sako, сейчас mašiną palėtyt, nes būdavo, jeigu jiem priešinėsi, iš karto per stogą perbėga, pradeda bėgioti po mašiną. Jau žinojom, kad ta mašina, bet man jau nebuvo kur trauktis, nes aš važiavau su tėvo irgi naujų 6, bet tada aš jau prisivėjau tuos, kur nešėsi aparatūrą, tai iš pradžių nepatikėjau, bet kai iššoviau jam virš plaukų ir tada išmetė ant žemės visą tą aparatūrą, sako, nešk atgal, į kaktą nustatęs pistoletą, tas dreba visas negali panešti. Šiaip net priverčiau viską, tos jau sunešė man atgal, bet kur į kitą pusę pabėgau, viską praradom mes. Yeah. Tai tada mes važinėjom kiekvieną turgų šeštadienį, kitas verslininkas draugas Gediminas už vairo ir mūsų vežė, susėdėmės, važiavom jų ieškoti. Mes nuvažiavom į policiją Rygos. Sako, čia sportininkų gauja, tai sako, man jie skolingi, sako, aš jums padėsiu. Tai mes Rygiečiai, ar ne? Rygiečiai, jo. Vat šitą tikrai padėjo. Ir jis kiekvieną šeštadienį kartu su mumis į tą autobusiuką ir mes vaikštom po turgų ir jau mes sakom, va, šitie. Bet kokį jau 3-4 kartą tik tai, nes jie buvo išsigandę, nes kai mūsų apvogė, aš vėl ten išvažiavau, šaudžiau su pistoletu, kad prasiskirstytų žmonės, kad galėčiau pravažiuoti. Ten visi bėgo ten į šonus ir nuvažiavau iki žiedo, apsukiau kokius 3 ratus žiedų, pastačiau mašiną šonę tenais, draugui sakau, tu sėdėk, bet aš
agurką turėjau valgyti, agurkais įkišau kišeninę pistoletą jau ir nuėjau ten ieškoti turgaus valdžios tenais. Tai man iškvietė ten kažkoks gruzinas Batė buvo. Tai sako, čia kažkokia kita mafija, ne mūsų tikrai čia vėl, žinai. Nes... Tai jie, ko gero, truputį įsigando ir jie ten nesirodė tam turgui mėnesį gal kokį. Bet mes juos visien atradom, jie vidurinis tas jau bandytas, jie toks velenėlį laikraštį nešęs, o du ten iš šono ėjo. Ir kaip tik priejo, jie reketavo iš turgaus, jie ten rinko prekes, ką nori, ten pasiėmė ten ir viskas. Ir kaip tik tai jie pasiėmė ten batus kažkokius ten iš prekystalio, tada mes visi užpuolėm ant jų, ir ta policija Rygos, ir irgi taip patyrėmėm savo tos ginklus. Nors ne policininkai mes buvom, bet jie galvojo, kad jau čia rimčiau ir davė antrankius uždėti, uždėjom antrankius, kišomės į tą savo Latviją, ne į policijos kažkokią mašiną, nusivežėm patys į policiją, tada aš per naktį irgi visą praleidau, ten, nes jos ten tardė, ten vieno to nusikaltėlio buvo tėvas, generolas kažkoks, buvo kaip tik tai 60-metis, infarktą jis gavo tenais, ten buvo ten ir praktiškai jie mums viską prižadėjo atiduoti, kiek ką galėjo sukvietė, atidavė viską ir tada mes važiavom su broliu jau pirkti mašinos. Vėl prispirkom prekių, pardavėm Vokietijoje prekes savo tos ir jau reikėjo įsikeisti pinigus mums. Ir bekeičiant pinigus prie Berlyne, prie bokšto, jodukai užpuolė ir ant mano brolio ir brolis dar bėgo, per ten eismas didžiulis, 6 galeilės yra vidury, ten nusivijo per mašinas, visas pergriuvant žemės, ten suspardė visą ir pusę pinigų atėmė jam. Tai mašinas mes nusipirkom tada, bet aš kaip ir svajojau tą Audinę nusipirkau, o brolis vietoj svajotos mašinos nusipirko ten pusės pigesnė jau mašina, nes nebebuvo pinigų. Tai per tokius visokius karus tas nesigytas ir turtas ir mašinas tas. Kai aš pradėjau dirbti, su Kalnapiliu dirbau, daugiausia alaus pardaviau Panevėžio zonai. Niekas nebuvo tiek pardavęs, kol dar nebuvo Maksimos atkeliavę. Iš tokių kaimų. Aš apie Panevėžį nekalbu. Kai buvo minėjimas 100 metų Kalnapiliui palei mane, 2096 gal metais ir 5, tai aš ten nuvažiavau, buvau vienas pakviestas iš Biržų rajono, kad daugiausia alaus pardaviau. Tai aš nuvažiavau kaip visada į Panevėžį su pistoletu už pilvą. Turėjau tokį kaburą įsidėti, laiškus užlipsė ir pasirodo prezidentas dalyvavo, Brazauskas. Geras. Ir aš nuėjau atsisėdau salėje Kalnapilė, ne Kalnapilė buvo, ten, kokia ten salė ta buvo, ekraną. Ir aš atsisėdau taip, kokie tai eiliai 15 ir kur, atėjo Brazauskas su meru ir atsisėda prieš mane. Grinai, prieš mane žemyną, aš jam galėjau pabaksnuoti per pakaušį. Taip. Ir žinai, aš taip sėdžiu su pistoletu, dabar galvoju, dabar mažai koks kipišas mane, supranti, pasakys, ką aš norėjau nudėti, da kažką. Mažai kas būtų atsitikę, žinai. Taip. Ablava ten būtų paskelbę, dar kažką būtų atradę pas mane. Taip. Tai kai paskelbė, kad dalyvauja prezidentas, tai himną giedojo, jis atsistoja, mes taip vienas prieš kitą stovėjom. Jis didelis toks, žinai, bet jis žemiau stovėjo, tai taip pusę metro nuo manęs, supranti, porą minučių, tai toks prisiminimas geras buvo. O kas per žmonės šiandien pas jumis viešbutyje apsistoja? Būna kokių, kad triukšmadarių, kur reikia išprašyti? Praktiškai nebepasitaiko, nes būdavo, kai prieš kokį 10 metų, kai grįždavo mūsų emigrantai bagoti iš Anglijos. Ponai Airijos lietuviai. Jo, jie nežinodavo net kaip įveikti pro duris ir lipdavo ir per langus ir vėl per balkono duris, nes... Netilpdavo. Jiem tada netikdavo viešbutis. Netilpdavo. Jo, susitvarkydavo, kažkada dirbo Žydrūnas Savickas viešbutyje administratorium. Tai
Tas garsusis Galiūnas. Taip. Biržietis. Taip. Ir jam reikėjo vieną kartą susitvarkyti ir gal jam pirmą kartą buvo sudaužyta šampano butelis ant jo galvos. Gal jis niekur nerašė. Bet tie buvo klientai iš Panevėžio. Tai jie pamatė, kam sudaužė, tai kai bėgo čia ir išbėgo, ir jų nebematė, paliko daiktus, visus viską. Supratau. Geras. Čia irgi ūkinis pastatas jūsų, ar čia dalis viešbučio, kaip čia pavadinti? Jo. Ten yra privatus namas, kuriame aš gyvenu su žmona dabar, dviese, o čia viešbučio teritorija. Žodžiu, prižiūrit iš namų. Jo, sekantis namas yra mano kolegos ir gamykla mūsų už kilometrų per ežerą. O, tai jūs čia galit pasiekti viską be automobilio. Jo, ypač žiemą per ežerą. Super. Kelintais metais nusprendėte išvažiuoti į Ameriką? Aš išlošiau mano žmoną, kur mes kartu pradėjome, jinai pabėga, dar parduotuvės buvo. Jinai nebenorėjo tų visų, pavargo nuo tų visų banditizmų. Jinai išvažiavo su viza. Mano duktė išlošė 2001 metais kortą, o aš išlošiau 2002, tai ir išvažiavau. Ko užsiemat? Ko užsiemu, tai žinai, Disney nepasisekė, o atrodo, ten viskas sukurta, iki manęs buvo. Iš pradžių patikėjau, kad ten galim dar kažką. Tai, žinai, ką veikiau, ir namus stačiau, ir dažiau, ir visokius dalykus. O dabar jau 9 metai santechniku dirbu ir tokį gan tokį, tas santechnikas manas, aš įrengiu jau, kai viskas paruošta, išdažyta, aš sudedu kranus, pajungiu dušus, vonės, indų plovimo mašinas, dujinės. Taip. Jūs, kadangi praėjot tokį frontą Biržuose, tai norėjau paklausti, ar neteko susidurti su kažkokiais gangsteriais tenai Amerikoje? Žinai, Amerika va per tos 20 metų, tai tik tai mačiau mandagių žmonės. Išskyrus lietuvius gal kokius, rusus gal, sakykim. Gyvenau Los Andžele tiek metų. New York'e dažnai būna, atvažiuoju pas mane ir vežioju, aš su savo mašiną važiuoju į tą New Yorką. Ypač dabar per pandemiją nevažiuoju su kokiu tai traukiniu autobusu, man, žinai, kad ko mažiau. Tu užlipsi ant kokią tai amerikoną netyčia, ne? Tu ant jo užlipsi, jis visada tavęs atsiprašys. Nieks nėra pasakęs, visada jie atsiprašo. Tu užgriūsi ant jo, jis atsiprašys. Visur. Toks mentalitetas. Apie ką aš noriu tu pasakyti. Kad niekad neturėjau jokios problemos niekur. Visada mandai niekur. Žinai, jeigu ten su jais pradėtų margerti, ar ką ten gal, žinai, kitaip būtų, bet kai tu, ant šito punkto jie mandagus. Plus, gyvenau Los Andžele, pasirodo, aš gyvenau prie pat downtowno, ant tokio kalno pas lietuvius. 6 metus pragyvenau, nuostabi vieta, matydavas ten pusę Los Andželo, jeigu ant stogo dar užlipdavai. Ten pasirodo, pačioj tai gatvėj buvo mafijos narkodilerių namai ten buvo. Ir ten amžinai policija būdavo tais automatais su šunimas, sakydam, kas yra. Jie prie mūsų net ten 200 metrų žemiau jie gyvena. Kiekvieną dieną aš išvažiuodavau prie juos. Nebuvo net, žinai, nieks neprašė nei kapeikų, nei dar kažko, nei. Tai va tokiam lygiai. Bet Los Andželė turbūt matydavot ir tų žymybių, nesgi ten žymybių miestas? Mačiau nemažai, mačiau daug. Palyginus. Aš aktyvus labai buvau, man tas patikdavo, aš dirbdavau Santa Monikai, Holivude, Beverly Hillse mano darbai buvo tokie rimtus. Ir matydavau, ir filmavimą daug būdavo, ir matydavau žymybių, matau kokį tai filmą pristatymus, dar kažką sustoju, palieku mašiną, ateinu. Jo, prisižiūrėjau visokių. Nemažai mačiau. Turbūt Amerikoje atvažiavęs atsigavot pilnai. Nes to nebuvo nieko panašaus. Amerikai tu išlys niekam neįdomus. Ar tu koks būsi, ar tu verslininkas, ar tu milijonierius, visiems nusispjaut. Ir, žinau, lietuviai yra ten pagrobę, kankinė ir Kalifornijai.
Jo, papulsi ant lietuvių, rusų ant lenkų, tai kažkas bus. Nu tai čia kur tas lietuvis yra nuteistas mirties bausme, Jurijus Kadamovas. Taip, mirties bausme, kur jie Kalifornijai ten ežerė ten kažką ten palaidė. Nu tai apie tą jie kalba. Čia mano Aš kaip tik atvažiavau, jos tada pagavo. Jo. Čia mano paskutinės knygos herojus, aš rašiau knygą pernai. Gera gyvent Biržuose. Gera, galėtų būti geriau. O ko trūksta va jūsų kaip verslininko akimis? Jaunimas visas išvyko į užsienį. Trūksta jaunų tokių verslių, iniciatyvių žmonių nėra. Entuziastingų, ar ne? Taip, kad imtųsi koks nors 25 metų ar 30 metės imtųsi iniciatyvos kažką padaryti, kažką vėl. Nu, jeigu kažką bando, tai jeigu mano metų žmonės jau... Ne ta energija. Jau nebe ta. Jo. Tai jaunimas žodžiu nelabai nori, ar ne čia gyventi? Bėga. Bėga, bet dabar ir sugrįžta daug labai. Sugrįžta, ne? Sugrįžta. Iš to paties užsienio, ne? Jau, iš to paties užsienio, nes kadangi mūsų ir gamybinė įmonė, dabar dirba 220 žmonių net ir... Ką jūs veikiat, priminkit? Mes, kaip jūs sakėt, ūkinius pastatus tokius ir statom. Geras. Pirtis, gyvenami namai visokie. Šitie karkasiniai vadinami, ar ne? Ne, kad čia klijuoto tašo yra. Geras. Ir įdomus toks stilius. Ne, tai visokių tų stilių, kokį nori tokį. Nu, tai mes daug, taigi mes kartu dirbam, jie man gamina, aš prekiauju. Vokietijoje, ar ne? Jo, ne tik Vokietijoje, Europoje arba pasaulyje, tai pagrindas Europoje pas mane. Baldus namus jūs ten kažkokius, ar ne, prekiaujat, kaip suprantu? Rastiniai namai, poilsiniai namai, ten soda namai, pirtis. Dabar mes daugiausiai pirčių parduodam. Europoje? Jo. O, neblogai. Ir mes net kiek daugiausiai mes esam geriausiai pripažinti Europoje, Vokietijoje, ryškiai geriausiai. Ir aplenkėm ir tokia įmonė kaip Klaps, kuri čia Mercedes, gal net nebe Mercedes, Ferrari, kad aplenksim, jos net negalvojom, tai pirmi metai juos aplenkėm. Tai jau vardą turim. Biržuose 120-130 žmonių nespėja niekaip gaminti. Dvigubai daugiau turėtų pagaminti, kiek užsakymų. Nu, vardą turint parduoti galima. O Vokietija, kiek turit žmonių komandą šiuo metu? Vokietija nedaug, 60 savų darbuotojų, nu ir dar tie, kurie perpardavinėja jo. Henle, kaip čia dabar lietuviškai, Henleris. Na, firmelės kokias, kurios irgi perka iš mūsų. Aš, pavyzdžiui, projektą pasidariau, statom namus su žmonu statom. Tai va šitą projektėlį pasidarėm per valandą laiko, virtuvėj vakariniaudami. Ko tau reikia, ko man reikia. Ir tada... Kaip dėžutė tokia, kaip Lego žodžiu. Per 2 dienas ir pastatai va tokį namą. Per 2 dienas? Jo, šitą konkrečiai iki stogo, iki čerpius, čerpių neuždėjom, bet per šeštadienį, sekmadienį dirbau. Rimtai? Darbuotojai atėjo, valytoja ar vyrėja atėjo pirmadienį ryte, tai nubėgo atgal, nubėgo, akis krapštasi. Tik sako, nebuvo namo, nieko nebuvo, sako, penktadienį. Kiek maždaug tokio namo pastatymo kaina būtų? Medinė dalis tokio namo apie 60 000 eurų kainuoja. Tai be stogo dangos, tai yra apie 110 kvadratinių metrų ploto. Plius terasos, plius garažai dar. Tai žodžiu, susirandi savo žemės sklypą, kaip sakoma, turėjo? Jumis užsakai ir jūs atvažiuojat, pastatot per savaitgalį namą, ar ne? Nu, ne visai per savaitgalį, nes reikia dar truputį apdailo, bet galima ten po gero mėnesio eiti ir gyventi. Geras. Nuo pradžios. Ir visas apšildinimas, viskas yra padarytas kaip čia? Jo, šiltinimas, jo. Pagal... Nešalta gyventi? Nešalta, dabar pagal visus reikalavimus, jeigu statai, tai yra šiltintas arba iš vidaus būna sienos, arba iš išorės, arba dvigubos sienos gaunasi. Ir dedasi izoliacinė medžiaga kažkokia, celiuliozė ar akmens vata kokią dedam. Kaip šią žiemą pragyvenot, nes tokia buvo labai aštri?
Nejautėt to? Nejautėm. Nejautėt? Iškvietė mane banditai. Sakė, per taip aš negyvensiu, turiu atvažiuoti įsiaiškinti. Geriau atvažiuoti įsiaiškinti, dar yra tada šansas. Vienus likvidavo policija, kiti... Verslininkais tapo. Kiti buvo nušauti, labai daug jų yra emigravę. Nebijojau ir tiek. Aišku, būt pagavę, kur nors nuvežę kankinę ar kaip nors, nenorėčiau, šitą nenorėjau, aišku. Tai galvoju, jeigu nušaus, tai nušaus, tai jeigu nespėsiu išsitraukti.